Man kažkodėl tai kaip niekada gyvenime pradėjo tiesiog žarnyną pūsti, pilvą, atsirado tam tikri per dažni meteorizmai. Mano skrandis ir rūgštingumas buvo pernelyg aukštas ir aš negalėdavau normaliai su kompanija atšvęsti mūsų šventės. Jaunystėje aš turėjau gastritą, dar mokinė būdama 10-okė. Ten nuo anginos įsivystė tas visas, aš net ligoninėje gulėjau, aš ilgą laiką buvau nevartojusi pieno, aš aplamai pieno produktų. Ir kada svoris mano toks jau susinormalizavęs ir tas kefyras man sukėlė tokius baisius dalykus, aš susirgau skrandžio skausmais. Staiga gydytojai atrado, kad aš turiu problemų didžiausių, kad jau kaulai retėja. Oskaro Koršunovo teatro aktorė Eglė Mikulionytė dukart pelniusi Švento Kristoforo apdovanojimą, auksinį scenos kryžių ir sidabrinę gervę už geriausią aktorės vaidmenį nė nenumanė, kad jos sveikatą tyliai ėda Helicobacter pylori bakterija. Dar labiau nustebino diagnozė, atskleidusi, kad aktorė taip pat kenčia nuo dirgliosios žarnos sindromo. Kadangi tai tikrai yra su stresu susijęs sindromas, reikėtų išskirti tas specialybės, kurios yra labiausiai stresinės. Nes labai dažnai šitas sindromas eina ir su emociniais dalykais. Tai ir kas sąlygoja pirmą, ar emociniai dalykai sąlygoja dirglios žarnos sindromą, ar dirglios žarnos sindromas sąlygoja emocinius dalykus, sunku pasakyti. Nes visi žinom, kad jeigu skauda pilvą ir tau burbuliuoja ir raižo, tai kažkaip nelabai linksma būna tą dieną. O jeigu tai tęsiasi pastoviai, tai ta būsena tokia, nemaloni. Visų šių ligų šaknys slypi disbakteriozėje, kai blogosios bakterijos ima viršų ir nuslopina gerasias. Dėl šio subtilaus bakterijų disbalanso organizme pradeda mažėti ir serotonino, svarbaus laimės hormono. Vienas įdomiausių dalykų yra apie serotoniną ir tai, kad 95% jo gaminasi žarnyne. Ir mūsų žarnynas, jisai turi tą didžiąją dalį serotonino. Kai serotoninas jungiasi prie savo receptorių, jisai duoda laimę, saugumą, pasitenkinimą tuo, ką aš turiu čia ir dabar. Dėl to dažnai žmonės, kuriem pradeda mažėti serotonino smegenyse, jie pradeda, sako, visas mano gyvenimas nebeturi spalvų, maistas beskonis, negaliu įkvėpti. Labai svarbus būtent žarnyno sveikatos gerųjų bakterijų palaikymas. Ir įdomioji dalis yra tai, kad iš serotonino gaminasi melatoninas. Melatoninas yra miego hormonas. Dažnai būna, kad arba žmonės yra labai mieguisti ir tada nelaimingi, tai čia būtent, kad per daug to melatonino yra, arba yra ir nemiga, ir tada depresija. Tai čia, aiškiai, trūksta ir to, ir to. Aktorė Nijolė Bidzenaitė Mazurienė, šeimos lėlių teatro Paršiukas Ikaras įkūrėja, neįsivaizdavo, kad jaunystėje užklupusios ligos sugrįž su dar didesnė jėga, sunkiais skrandžio uždegimais, o galiausiai ir netikėtai diagnozuota osteoporoze. Moteris net neįtarė, kad viso to pradžia buvo iš pažiūros nekaltos disbiozės ir vitamino D trūkumų, kurie tyliai griovė jos sveikatą. Jeigu yra disbiozė, tai dažniausiai jinai pasireiškia imuniteto sutrikimu. Imuninė sistema tai yra organizmo apsauga. Tai yra kaip pilis ir visada yra pilies siena apsauginė. Ir dabar, jeigu yra disbiozė, pilies sienoje yra vien tik tai skylės didžiausios. Ir ką? Ir visi priešai tada puola tą pilį, nėra kaip apsiginti. Tai tuomet atsiranda įvairiausios ligos, pradedant paprasčiausiais peršalimais, paprasčiausiais kažkokiais tai negalavimais, jau nekalbant apie tai, kad ir rimtos ligos gali grėsti, tai reiškia ir vėžiniai susirgimai, ir kažkokie tai ilgalaikiai sveikatos sutrikimai, nuolatinis kažkoks silpnumas, netgi gali sukelti nerimą ir negalėjimą normaliai dirbti. Tai reiškia, organizmas nustoja normaliai funkcionuoti, kai jo gynyba visiškai nusilpsta. Iš moteriškos pusės tai menstruacijos sutrinka, dažnai sutrinka hormonų balansas, pradedama kraujuoti nereguliariai. Mėnesinės gali tapti gausiomis, gali tapti su krešuliais, tam, kad atstatyti savo mikrobiotą, reikia ypatingą dėmesį skirti būtent probiotikams ir prebiotikams.
Nijolė visuomet atidžiai besiklausanti gydytojų patarimų, nusprendė imti sveikatos problemų sprendimo iš pagrindų. Ji pasirinko preparatą, kuriame derinamos gerosios bakterijos, kitai probiotikai, prebiotikai ir svarbusis vitaminas D. Kadangi aš turiu skrandžio problemų ir man visada reikia sekti save, kad tik nepradėti ten ko nors susirgti ar pasijausti blogai, tai aš vartoju būtinai gerasias bakterijas. Daktarė, mano nuostabi daktarė visada sako, reikia jas vartoti. Nijolė neslėpė, kad Kembridžo universiteto mokslininkų sukurtas 5 laktobacillus probiotinių bakterijų štamų mišinys su prebiotikų indulinu ir vitamino D3 žarnyno mikroflorai ir imunitetui teikia jai energijos toliau kurti spektaklius vaikams ir suaugusiems. O vitaminas D užtikrina mūsų kaulų ir raumenų stabilumą. Taip pat užtikrina hormonų gamybą ir apskritai smegenų veiklą taip pat. Įrodyta yra, kad pakankamas vitamino D kiekis organizme, jisai netgi saugo nuo ankstyvo Alzheimerio, nuo smegenų įvairiausių problemų, taip pat demencijos ir sąlygoja plaukų stiprumą, odos stiprumą, raumenų stiprumą, ir kaulų stiprumą ir funkcionavimą lytinių organų taip pat. Tai jisai yra nepaprastai svarbus ir mes esam, didžioji dauguma lietuvių esam deficitiniai dėl vitamino D. Eglė, kaip ir Nijolė, buvo maloniai nustebinta preparato poveikio. Dabar ji gali ramiai žengti į sceną, nesijaudindama, kad svarbiausia spektaklio akimirka žiūrovai išgirs neplanuotus garsus iš jos pilvo, sugadinančius pasirodymo atmosferą. Mažiau pučia pilvą. Susitvarkė žarnynas, matomai, jau reaguoja iš karto, dar nežinia, kas ten jame yra. Nes, sakau, pilnai tirsiuos dar truputį, galbūt kitą mėnesį pradėsiu tirtis. Bet vis tiek jaučiasi, nes mažiau pučia pilvą, nors aš ir taip jau prisižiūriu tą maistą. Šitos tabletės vėl, jos tiesiog sureguliavo, kad nėra to netikėto nemalonumo. Po trumpos pertraukos išsamiau aptarsime preparatą, kurį vartojo garsios aktorės Nijolė ir Eglė. Probiotikų, prebiotikų ir vitamino D derinį, padėjusi joms išspręsti sveikatos problemas ir išlikti žvaliom net pačiose įtempčiausiose akimirkose.